Visiems geros dienos. Šiandieną pasidarysim studentišką kugelį. Ir bulvių, šviežių dešrelių, svogūno prieskoniai, reikės šaukštą miltų ir vieną kiaušinį. Nu, dabar čia dedam apsikepti mūsų dešrelę. Nu, dešrelės biškį apkepę, susidedam svogūnus. Susidedam prieskonius pagal skonį. Nu, dabar sutarkuosim bulves. Darysim ne studentišką, o klasikinį kugelį. Bulves turim susitarkavę. Tai va, kepsim keptuviai. Jeigu bulvės labai šlapius, truputį reikėtų nusunkti. Čia yra viskas gerai. Dedam biškį druskos, visai nedaug. Kokią mes jau dėjom. Dedam porą šaukštų miltų arba porą šaukštų krakmolo. Ir sudedam mūsų dešreles. Dedam mūsų dešrikę su svogūnais keptais. Dar įdedam džiovintų petražolių. Nu, turim pasiruošę. Einam kepti. Dedam į kaitintą keptuvę. Išlyginam, prisukam dujas ir uždengiam. Įkepsim ant mažos ugnies 15 minučių iš vienos pusės ir 15 minučių iš kitos pusės. Na, matot, kaip jisai plaukia. Labai gerai. Nu, dabar galim jau versti. Vieną pusę apkepė, dedam lėkštę ir verčiam. Truputį aliejaus ir va, kokį mes gavom pasaką. Nu, va, mažų dujų dar 15 minučių ir valgom. Nu, čia darysim padažiuką, susidedam svogūnus, apkepsim, truputį druskos ir pipirų. Svogūnai mūsų apkepė, pilam grietinėlę ir turėsim padažą. Ir turėsim labai skanų padažą. Tai va, tokį gražuolį mes gavom. Na, į mūsų padažiuką. Visi prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.